Ką reiškia būti vyru? Noriu šitą kelių epizodų seriją pradėti su transformaciniu pasakojimu, kurį tikriausiai tu žinai, tai yra Džekas ir 3 pupos. Šis pasakojimas pasakoja apie tai, kaip iš berniuko tampama vyru. Jaunas vyrukas vardu Džekas gyvena su mama kaimo trobelėje. Džekas neturi tėvo, Džekas gyvena varganai. Vieną dieną Džeko mama jį nusiunčia į turgų parduoti jų vienintelę karvę, nes jį užtrūko. Sako, parduok arba iškeisk į kažką vertingo. Džekas nueina į turgų ir grįžta visas laimingas, pasišokinėdamas su šypsena. Sako mamai, mama, iškeičiau karvę į magiškas pupas. Pupas, muzikinė daržovė, kuo daugiau valgai, tuo garsiau perdi. Džeko mama įtūžta už tokį kvailą poelgį ir trenkia jam per galvą, išmeta pupas pro langą ir nusiunčia jį miegot be vakarienės. Ta rytą Džekas atsikėlęs ir pražvelgęs pro langą pamato milžinišką didžiulį pupos stiebą, kuris tiesiasi driekėsi iki pat dangaus. Džekas užkopęs pupos stiebu pamato, kad jis atsidūrė milžino pilyje. Džekui bevaikštant po pilį jisai išgirsta milžiną, sakantį labai garsius žodžius. Fy, fai, fo, aš užuodžiu anglą, nesvarbu jis gyvas ar miręs. Aš sutraiškysiu jo kaulus ir iš jų išsikepsiu duoną. Džekui klaidžiojant po pilį, jisai susiduria su problemom, tačiau jam pavyksta ištrūkti iš pilies ir ištrūkdamas iš pilies jis pavagia 3 raktinius dalykus. Dainuojančią arfą, auksinę žąsį ir pagrobtą užrakintą laikomą kalinę princesę. Džekui bekopiant žemyn pupos stiebu, jis pamato ir išgirsta jį besivėjantį milžiną. Milžinui besivėjant, Džekas pradeda greičiau bėgti. Jam pavyksta pirmam nulipti pupos stiebu. Jisai pasiema kirvį ir nukerta tą pupos stiebą. Visas pupos stiebas virsta ir milžinas užsimuša. Džekas prisiima atsakomybę už savo gyvenimą ir tampa žinomas kaip Džekas, milžino žudikas. Džekas užlipo pupos stiebu kaip berniukas, gyvenantis su mama, be tėvo, neatsakingas ir neįsilavinęs. Pardavė savo mamos vienintelį turtą už magiškas pupas. Tikrai vaikiškas poelgis. Džekas užlipęs pupos stiebu, jis privalėjo pažiūrėti baimėm į akis, susidurti su pavojais ir juos įveikti ir nužudyti milžiną. Visa tai reprezentuoja sunkumus iš berniuko tampant vyru. Bėgdamas iš pilies, Džekas įgyja 3 dalykus, kas tarnauja pagrindu tampant vyru. Pirma, dainuojančią arfą. Tai reprezentuoja tavo profesiją, tavo pašaukimą, tai, kam tu esi skirtas, tai, kam tu esi geras ir esi pašauktas daryti. Antra, auksinę žąsį. Žąsis dedanti auksinius kiaušinius reprezentuoja būdą, kaip vyras uždirba pinigus ir išlaiko save bei savo šeimą. Trečia, išgelbėta princesė. Tai reprezentuoja jo nuotaiką, jo moterį, jo vaikų mamą. Vyrą be šitų 3 dalykų sunkiai galima vadinti vyru. Kiekvienam vyrui savo gyvenime reikia tų anksčiau išvardintų 3 dalykų. Mūšio, kuriame galėtų kovoti, nuotykio, į kurį galėtų pasinerti ir gražuolės, kurio širdį galėtų laimėti. Baigta.